Labdienėlė. Nauja diena, nauja darba. Tai parodys, iš tikrųjų, šiandien nuveikiau. Jau turėjom tų valandų nemažą šiandien. Kiek čia turėjom? 4. Tai kuo nuveiks nuo ryt metį iki dabar. Tai pasižiūrėkiam. Garažą apsitvarkiau. Stalą nurinkt, sudėliuot viskas. Dar aš čia reik rakt sudėti atgal dinametrinsi dėžys. Čia dėžut susikroviau, bištai aptvarkingiau, aišku, ne iki gal tvarkinga, bet jau vis stalą čia dalek, stalą susitvarkyti. To stalą kažkur reik pastatyti, nežinau net kur nuveikėš dabar iš tikrųjų. Šiukšlių čia visur piln, čia dar viskur nemažai įsinį išlauk. Tus reik kažkur dar sukraujat, sugalvoti. Bet esmė jau geroj pozį. Įrankėjant, tvarkinga, graži. Jau neatsimenu, kada tuoj buvau. Tai va, dabar jums išvėjęs, biškai, aišku, čia jokios tvarkos nėra, nes čia tiesiog niekur sudėti, čia realiai davai paliksiu, kad sandėliavom veit labiau maniai. Taip, nes čia kol kas nelysiu, noriu dar čia susitvarkyti. Tai šiandien dar galvoju spėti nusidažyti kailį, tai reik pasišvėjęs, pasišpakliais jau viską, kur reik pasidaryti, čia dar nedaug dažinti ir reik kalinę sparną bodu. Dažuos. Čia iki kampo, čia biškėlėlį. Čia susišiauš paskui, pasiruošti iki gal. Sparnus nudažau ir priekinis sparnus nusidažyti. Ir levas bus tada. Sparnai tai vaninė nauji. Jiems reik susikabinti, reik parsivežti įrankis, eiti išsikruoti lauk, nes atebė priekabo. Ir... O tuo tai nebuvo, mats. Kėlis taiklus ir ganėtin aukštą. Bus daugiau kaip 15 com jau. Ojoj, kaip negera. Grįžios technikėns nepraleis. Čia nebuvo skėlį. Jėzus, kaip negera. Nu niek, bandysim su tuo keiti. Jeigu nepraeisim, tada jau reikia staiklą keisti. Bet nelabai man ta idėja patinka. Nu, bet kaip padarys, kai taip dabar gaunus, kopant suskil. Nes ką nupirkom, tikrai nebuvo skėlis. Nu, nekas. Nu, bet niekap nors apsisuksim. Žodžiu, davėm problem su kačtoriam. Tai reikės iškoti problems greičiausiai ir maslaids kažkur nepajungt. Aš mąstau, kad galbūt tuojams, kada keit variklį tai mašiną. Galbūt, kad kažkur prie varikliaus apačio kažkur ten, žodžiaks apsiadlys po apač žiūrėti, greičiausiai masinis laidas kažkur nepajungs. Arba reikia nusivalyti iš to, kaip tik matos. Čia va masinė laida jau sakė, ne kaip normalią atrodo, bet tokie aprūdė, dar kažkokie tai galvoj, pabandyti tiesiog apsivalyti, atidėti atgal. Aš jau met kai kuriam problem, tai su lempom. Lemps gribaun, skidelė, jeigu ir jungs dabar. Biš pridžiūjo. Senukai jau pajudinom. Pažiūrėkim raktelę čia. Pabandykim pažiūrėti. Atjungta kumsiai. Na, dabar nesvarbu. Žodžiu, įjungus degim, posūkis vis laik švėt. Nestiprė, bet švėt. Tai, žodžiu, reik tau dalyk susitvarkyti, kad lem, žodžiu, viskas veiktum, o viskas kaip ir įtvarkos to mašim. Tai, realiai reik pasidažyti, susirenkam. Išsivalyti aišku reikės, nes čia bus darbin mašinį naudot, kaip darbin mašinį taip pat bus dabar naudojam. Tai reikia išsivalyti viskų ir bandysim važiuoti technikinį. Tai dar planuojam to per šią savaitę padaryti. Tai šiandien jeigu nusidažau, ryto galės surinkti. Ir viskas, žiūrėsim. Turėsim visai neblogą darbin mašinėlį. Kol kas, skaičiuom dar su technikiniam su viskau. Tai turėtumėm tiek į 1500 su visas remontas su viskau. Tai pat mašiną nupirkom už 550, jeigu dabar gerą atsimenu. Tada variklį pirkom 350, jeigu gerą atsimenu. Kuo mes nedarėm? Turbin keitėm, turbina baubata. Pagrindinis daržas pasikeitė. Su vandens pompom, su viskom. Nu, žodžiu, esam pasiruošę mašiną pilną, kada važiautum. Kad nebūtum problemų. Tai va, tai vis susirinks pilną, tai sakau, apie 1500 kažkur bus gausis, aišku, bet sparną naują pirkus. Ir tada esam padarnai, slėngst esam suverė naują.
nes lenksti buvo jau pradžio galvojau tik tą biškį, ten galą mačiau buvau papoj, tai galvojau biškį gal spalopys ir viskas. Bet pradėjau klibinti, žiūrėjau, kad čia realiai geras principas per vidurį leikti sveik, tai tiesiog užsakiau skardus, sudėjom naujas skardus ir viskas. Tai čia bus pamirštas reikalas. O daugiau kapinėžas, nu jokių problemų. Tai beveik tik tą nusidažyti, surinkti ir surasti problemą dėl lampų. Ir jeigu tu atrandam, viskas galės važiuoti technikiai. Va, tai žodžiu, dabar biškį čia reikia išsirinkti tuos daiktus. Ai va, bet to pačiu gal kažkam reikia eslaininiaus audiencijos Q7 bumperiaus. Grotėlį nėra, čia kažkokios kitos audiencijai, net nežinau tiksliai kokios iš tikrųjų. Ir bumpers, buvau gai smūgį, aš plius minus esu sutvarikis, bet dar biškį reiktam pridėti ronks, nes čia špaklis dar neprišveist. Tai jei kažkam reikia, nu ką nežinau, nemažas, gali 100 eurų galėt pasiimti. Man ant kapinė reikalings. Dunktelis moros dar raščiau, jeigu neklyst, grotėlis buvo sulūžus, partronika moros dar ir apiplovimą dabar nebepasakys, lyg tai vienas buvo sulūžus, vienas lyg tai sveiks buvo. Tai va, tai jei kažkam reikia rašykit, jei kas kažkur sutarsim. Tai va, o daugiau dar kas liekti iš tikrųjų nuo bimbalaus dalių gal ir. Tai gal kažkam kažkur reikia, tai pavyzdžiui, nuo bumperiaus leikt senoj prieš rūktorių. Čia kažkaip ant kairios pojus grotėlis, vidurinis abėdus grotėlis sveiks. Tuos grotėlis įgi sveiks. Tai va, jei kažkam kažkur reikia, rašykit. Ypač turi blokėlį. Čia partronika jungs, bet čia esmė tas blokėlis be partronikų. Tai nežinau, jei kažkam reikia, rašykit. Už čia tą, kad įdaudu. Nu jo, gal nereikia nesvaidyti. Galinis bumpers ir X-House. Šiaip tvarkingas iš tikrųjų. Biškį nu toks, kaip sakom, pasipoliruotam, dabar čia niek nesimat. Biškį pasipoliruotam, ant skapį turėtam. Kaip čia turim įdrėskiem biškį. Bet sakau, jei kažkam reikia, gali rašyti dėl bumperiaus, dėl tų nežinau bus, nes dabar nežinau, ar nauji bumperiaus ir uždėtiniai. Tai va, tai galinį bumperį turim. Toliau turiu dar ant mašinas, aišku, viskas ir. Tai durų apačis, slenkstė, apdailas aplink arkas yra. Tik vien apdailai biškį palinkus. Na čia dalė ta pusė, kur gaus smūgį, tai nu to aišku galėtum sutvarkyti, bet nežinau ar verta. Tai va, jeigu tu irgi kažkam reikia, galėt susisiekti, sutarsim kainelį ir išsiųsim kažkokias būdas, kažkur sugalvosim. Tai va, gerai, užteks trukautis, ėjom toliau darbuotis, šiandien dar reikia spėti nudažyti tol, reikia čia dabar viską sutvarkyti. Smulkų sakau, reikia varyti, ne, čia dažyti panašiai. Ir atsiminiau, kad pas mus kompresorius atjungts. Išardyts, tiksliau, net neatjungts. Tai dabar pirmą eilį iš tikrųjų reikia susitvarkyti kompresorių. Vakar, kaip žadėjau čia nudažytus, kaip panašiai, tai buvau užmėriš, kad es pažadėjęs dėdę važiuoti kartą, ne vien halimą, biškį elektrą išvedžiuoti vieną trubą. Tai žodžiu, vakar grįžo ir liekėm biškį pasidarbo dar. O dabar, tada kimbam iškart pasidarom to, kad nebrektam su galvos. Kompresorių susitvarkėm, kad laukia, užkortas, aplink buvo numeris, tai išvarėm biškį dabar kūrens. Turim tada žemdarbas užsijėm. Suvarėm turnik sport klubo. Na, tai žiūrėkim, kaip čia padarė. Neruodį. Jau kokį pusantrą mėnesį to garai, dabar jau tvark pasidarė.
Pagaliau prisiryti, nudažyti. Tai va, to nudažys. Dar reikės jaudas dažas dabar tik Grundfort. Kažkokių neaiškių dažų nupirk. Uždažys. Va, mes dabar eisim parsivežti dar įrankių, ne įrankių, kaip čia pavadinti, stovų sparnam pasikabinti. Dar reikia biškį pasišiaušti. Labai daug čia kokybės nespausim, kaip sakant. Nes, na, čia kaip nereik baisė. Anuos svaru, kad biškį būtum tvarkingiau, nes čia jau taip stipriai pausupoj. Tai pašveisiam. Dar man atrodo, kažkur reikia ors, reikia glušaks. Reikės žiūrėti, suvirinti kas. Na, ir šiandien reikia nusidažyti. Nusidažom, ryto gal susirinksim. Susirinksim. Nu, ką planavau pradžio šiau savaitę technikėnėje, tai nebeisim technikėns. Ses kažkur vien pamėts. Galvoju, kad šiandien į trečiadienis, pasiruošim ketvirtadienis jau. Tai pasitengsim bent jau pasiruošti paskui iki gal. Grįžus tada, kas galės pabandyti nuliekti technikėnį, pabandyti praeiti. Ir dar galvoju, reiks bandyti moc nusipoliruoti. Supoliruonam moc, paketam kaladėlis ir akum reikės permest, nes jas nupėriks, bet niekap neįt. Nes mums ganėtina ten sudėtinga keits. Tai va, tai tus darbus reikia atlikti. Tada gal kažkiek laik liks, gal dar nueisim prie garažą, kažkiek kažko pasidarysim. Nu ko, apžvelgiam, ko nuveikiam. Tai mašinėlę apsiklijavom. Sparną paruošti. Plius dar įsidėjau naują filtrą visėin, kad normalus ištraukiams būtam. Nes čia jau buvo iškrės vėlė. Tai va, viską esam pasiruošę. Biškį užtrukom laik, bet nu, dabar galėjom kepti darbus. Tai žodžiu, dabar reik šiausim šlap grunt. Čia. Biškį prasipūstė su užmetimas. Sparną irgi šlap iš abiejų pusių su grunt. Ir puto es dažims irgi iš abiejų pusių. Nes kuos išbands, kuos jau per taip laik išmoks, tai vienintelis dalykas, kas padeda taivaniniams sparnams apsaugot nuo rūdijam. Kaip po met, kaip daugelis kas kūnus, kaip po met su rūdija. Tai nudažims iš abiejų pusių. Ir puto, jeigu dar nori, čia tas jeigu dar gal su kažko papildomu padengti. Tada 100% tikrai ir sparnų, kurie jau laik po 4-5 metų. Aišku, dabar dažysiu akrilinės dažas, tai nežinau, su tokiu būdu nelabas dažys prieš tai, tai negali tiksliai pasakyti, kiek laik laikys, bet kada, pavyzdžiui, daža subezi, uždaža, plius dar nulakauni iš abiejų pusių, 100% laikys, jokių problemų nebus. Tai va, tai žodžiu, kimam į darbus. Pasigruntaunam čia nusigruntaunam, palaukam ir varom dažyti. Nusigrantavom, su to sparnu viską apie normalią gavos, bet su to primalė nesąmonį. Gruntaus patioka matos. Vesleniai. Kiek įrom, kad pratos nudažiom, bet čia gerai, čia įgrūns, čia nesvaru, to sutvarkysiam, ištek palaukų padžiūs, sušveisiam, dar išgrūntum, taršas vis šiliuks bus. Bet jei sudažas, tu nesąmon padarysiu. Tai tada jau viskas bus. Žodžiu. Ir atpratus ronkelį, tai stipriai sakyčiau. Čia užsigruntau. Viskas kaip liuks atrodo. Tuo pusė irgi vas lyg tai gera buvau. Na, tai kaip vis gera atrodo. Tik tada nuo to vienas sparną prisidirbau. Bet niek, dabar šausiam antras sluoksnis. Nu, ne antras sluoksnis, dabar reikia palauk nudžiūs. Pasišveisiam, nulyginsim tas nesąmonis ir dar ploną gruntok užpūsiu. Biškį pasilygintam ir viso, galėsim dažyti. Tai va, biškį kokie atspalvs. Tai va, vėl šitą.
Sen kostium. Mats gyvenim nemažai jau. Veš tava rauduons visoks kitoks. Kažkum čia reiktum gal į naują kostium, bet kadangi šiek tiek tas dažymas jau užsijam, tai kad tas pats suėjant. Tai va, gerai, keliaunam tada toliau dar biškį palaukti, nes man rods dar biškį bus ankstiai, nu dar biškį lipnus, dar biškį limp. Tai va, tai reikia dabar laukti, pusvalandį jaučiu panašiai, prasišveisiam ir galės tada nusidažyti.